Pirmą kartą Kėdainiai paminėti 1372 metais Hermano Vartbergės kronikoje. Pirmą kartą pasaulis išgirdo, kad Lietuvos viduryje prie Nevėžio upės stovi miestas. Vingiavo iš miesto keliai į Kauną, Šiaulius, Karaliaučių, Vilnių, Raseinius, Rygą, Krekenavą. Iš Kėdainių uosto plaukė laivai Nevėžių, paskui Nemunu į Baltiją. Tūkstantis 604 metų Kėdainių inventoriaus knygoje minima, jog mieste yra 2 rinkos aikštės, 9 gatvės, 348 namai, 2040 gyventojų. Tai 3 pagal dydį miestas Lietuvoje, po Vilniaus ir Kauno. 17 amžius miesto istorijoje klestėjimo ir nuopolio amžius. Didžiojoje rinkos aikštėje šurmuliuoja marga įvairiakalbė minia, lietuviai, lenkai, vokiečiai, škotai, olandai. Tai pirkliai, amatininkai, gydytojai, mokslininkai, poetai. Įkuriama Kėdainių reformatų mokykla. Pradeda veikti popieriaus fabrikas, spaustuvė, kurioje išspausdinama ir keletas religinio turinio knygų lietuvių kalba. Baigiama statyti Kalvinų bažnyčią. Miesto rotušė, vaistinė. Besibaigiantis švedų karas žiauriai nuniokojo miestą. 1660 metais būdavo atvejų, kai kasdieną mirdavo iki 20 išbadėjusių žmonių. Vėl miestas statosi, stiprėja. Pastatomi rektorių namai, netrukus cechų namai. Atstatoma dabar jau mūrinė liuteronų bažnyčia. 1684 metais miestą nusiaubė gaisras. Sudegė apie 100 namų, gimnaziją su biblioteka turinčia apie 30 000 tomų. Ir vėl miestas statosi, stiprėja. Pagaliau po 18 amžiuje praūžusio šiaurės karo, maro, gaisrų, Kėdainiai sunyko ilgam. Toli gražu ne kiekvienas miestas išsaugojo savo akmeninę istoriją. Kėdainių senamiestis šiandieną tesudaro vos mažą dalį išsiplėtusio, pramonės centru tapusio miesto, tačiau ši vieta labiausiai lankoma ir miesto svečių ir šeimininkų. Beje, kai kėdainiečiai lieka patys vieni, jie ne tik tai džiaugiasi gražiai restauruotais senaisiais rūmais. Tų laikų, kada čia, pavyzdžiui, tų medžių nebuvo, kada buvo grįsta, čia vien tik tai vežimai, arkliai, čia karvės, kas nori būdavo. Įdomu, šitos visus medžius kirsti? Ne visus. Kai bus paruoštas projektas, tada bus galima pasakyti. Rajono kultūros skyriaus vyresnioji metodininkė paminklų apsaugai Violeta Perletaitė ir gydytojas, žinomas kino mėgėjas Vitolis Laumatis. Kada restauruos tuos pastatus visus, kada sutvarkys visą šitą aikštę, tai tada jau gyvenimas pareikalaus, kad tą pastatą pritaikyti. Niekur, kadangi šitie pastatai bus verčiami, sekančiais metais bus visas šlaitas čia tvarkomas, čia vyks archeologiniai kasinėjimai. Projektas bus paruoštas, įsvarstomas, tai bus čia vis tiek turėtų svarstyti žmoniškai, kad nebūtų padaryta klaidų, kurios jau buvo padarytos. Kokiu būdu vis tik tai šitą, tą sautę gražią, supranti, vis tik tai taip mikliai sugebėjo pastatyti. Čia sugebėjo pastatyti Raikopsąjungos objektas. Čia tiesiog man nėra kaip nei žmonėm paaiškinti, nei niekam, žinai, čia tokia vienintelė proga, žinai. Jeigu čia, aš suprantu, kažkada čia stovėjo tie mediniai tokie pastatėlė. Čia tiesiog nebuvo kam protestuoti, nebuvo kam tiesiog. Buvo kas protestuoja, bet buvo tai, kad kas ir patvirtino tą projektą.
Nu kągi, kas padaryta, tai Nieko padaryta nepakeisi dabar gaila. jau. Užstoja mūsų gražiausią vietą. Koncertų parodų salė čia bus. 89 metais turėtų būti baigta restauracija. Ir pagaliau panaudojimas jų. Panaudojimas turi būti toks, kokį suprojektuoja projektuotojai. Va čia Raikop sąjungos valdyba neįsprendžia pagaliau, atidavė kooperatyvui, kooperatyvas nepasiteisino, stovi pastatai restauruoti, niekam nenaudojami. Beneto namo kampas visiškai. Genda įrengimai, surūdijo visas ten, visi šildymo vamzdžiai ir viskas, vat prašau, kaip yra. Tai yra baisu, kada pastatas atrestauruotas, įdėtos tokios didelės kapitalinės lėšos ir jis stovi be niekino nenaudojamas. XVIII amžiaus architektūros paminklas medinė Švento Juozapo bažnyčia. 61 metais, kada perdavė elektros aparatūros gamyklai pastatus, tai buvo kultūriniams poreikiams atiduotas. Tik dar buvo toks priedas laikinam sandėliavimui, kame buvo padaryta didžiausia klaida. Turbūt nėra nieko pastovesnio už laikiną. Vat ir elektros aparatūros gamykla, vat naudodamasi tuo, kad buvo užrašytas toks sakinys laikinam sandėliavimui ir jas sandėliuoja iki šiol. Nualino barbariškai šiuo metu. Bet iš kitos pusės aš pagalvoju, jis niekad negesta bažnyčia. Absoliučiai. Dabar visai tepaluota, smalota, pelėse nebijos. Norėtųsi, kad visų dėmesys ir tiesiog rūpestis būtų bendras kultūros paminklams, kad jie būtų išsaugomi, kad jie būtų nuolat restauruojami, tvarkomi, remontuojami. Visų mieste siautusių didžiųjų žmonijos nelaimių išliko 26 architektūros paminklai. 26 iš 500 namų stovėjusių Kėdainiuose 17 amžiaus viduryje. Ir išliko ąžuolas, sodintas Mikalojaus Daukšos, kuris po stilės prakalboje į malonų įskaitytoje beje rašė: ne žemės derlumu, ne drabužių skirtingumu, ne šalies gražumu, ne miestų ir pilių tvirtumu gyvuoja tautos, bet daugiausiai išlaikydamos ir vartodamos savo kalbą.